Jame matyti, kaip su kortežu atvykusi Vengrijos politika sutinka Nemuno aušros pirmininkas Žemaitaitis. Pasak jo apie savo susitikimą su vengrų ministru, jis neinformavo nei premjerės, nei užsienio reikalų ministerijos. Žemaitaičio teigimu, jis su Vengrijos politikais dažnai bendrauja įvairiais formatais. Taip pat turi ryšius su Lenkijos prezidentūra, Čekijos, Vokietijos politikais. Facebook'e Žemaitaitis rašė, kad tai įspūdinga ir didinga diena Lietuvai ir kad užsienio politika prasideda nuo mažų darbų. Budrys, nors ir už Atlanto, sureagavo ir į šį Žemaitaičio susitikimą. Labai tikiuosi, kad to susitikimo metu, aš net neturiu abejonių, kad buvo išsakytos pozicijos, tos, kurios yra patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausybės programoje, mūsų nuostatos dėl paramos Ukrainai tiekimo iš ES, dėl Ukrainos greitesnės integracijos į ES. Aš tikiuosi, kad buvo išsakytos pastabos dėl užblokuotų taip pat ir Lietuvos pinigų, kurie yra įstrigę Europos taikos fonde, beveik 7 milijardai eurų, kurių negalima atiduoti Ukrainai. Na ir tai, kad Ukraina, kurią Europos komisija vertina kaip visiškai atitinkančią standartus pradėti dėrybas ES, blokuoja Vengriją ir kad tai yra negerai.